Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Šiandieną aš bandysiu iššokti jau į tikriausiai nuvažiuojantį 2016 metų mėgstamiausių traukinį ir norėčiau šiandieną su jumis pasidalinti savo 2016 metų atradimais, priemonėmis ir dalykais, kurie mane nustebino, kurie sukelia man kažkokias geras emocijas, pakeitė mano rutiną ar panašiai. Ir kadangi 2016 metai mano gyvenime buvo, pavadinkim, apsivalymo ir kažkokių tai minčių išsigryninimo laikas, tai aš savo mėgstamiausius suskirščiau tik į 4 kategorijas ir iš jų visų išsirinkau po 3 dalykus, kurie man paliko giliausią įspūdį praėjusiais metais. Ir tikriausiai pradėkime nuo mano mylimiausios ir širdžiai artimiausios kategorijos, tai yra dekoratyvinė kosmetika. Ir pradėkime nuo produkto numeris 1, tai yra antakių želė iš kompanijos Yves Saint Laurent, kuri vadinasi Couture Brown. Ir jos atspalvis yra numeris 1. Ir apie šią antakių želę aš tikrai esu jau kalbėjusi ir tikriausiai ne kartą arba naudojusi tikriausiai visose savo makiažo video. Bet ši antakių želė praeitais metais man buvo absoliučiai nepakeičiamas dalykas. Visomis dienomis, kada aš, tarkim, kažkaip ryškinau savo antakius, aš visada, kaip pabaigiamąjį potipį, naudodavau šią antakių želę. Tai, žodžiu, labai puikiai priemonė, naudojau pilnus metus ir ji dar net neįpusėjo realiai, kiekvieną dieną atrodo kaip šviežia, tai naudosiu dar tikrai labai ilgai. Antrasis produktas tai yra lūpų dažai. Ir tai yra vienintelis lūpdažis mano kolekcijoje, kuris atitinka absoliučiai visus gero lūpdažio kriterijus. Kadangi jis ir puikiai išsilaiko, yra puikios kreminės tekstūros, jokių būdų nedžiovina lūpų, o atspalvis yra puikiai tinkantis, matiškas, be blizgučių ir panašiai. Ir šis lūpdažis yra iš Clinique kompanijos, vadinasi jis Clinique Pop, o numeris 14 Plum Pop. Spalva jo yra tokia uoginė, mano labai tipažo spalva. Realiai šis lūpdažis yra vienintelis mano kolekcijoje, kurį aš naudojau realiai absoliučiai visą per metus. Likęs tik tai mažuliukas galiukas. Tai man šis lūpdažis tapo kasdienio, bet kada aš noriu šiek tiek ryškesnių. Tačiau dar dienai tinkamų lūpdažių, ne per kažkokių ryškių ar ne per tamsių, visada absoliučiai imu šitą. Ir man rodos, jo paslaptis yra tame, kad jis yra lūpų dažai plus primeris arba pagrindas, kitaip išvertus. Tai man rodos, jo paslaptis yra tame ir tas drėgnumas ir lūpdažių išsilaikymas yra būtent tame, kad jo formulėje dar yra ir primerio. Ir trečiasis produktas, kuris atsirado mano kosmetinėje vėliausiai, tačiau tai tikriausiai bus didžiausias atradimas iš dekoratyvinės kosmetikos, tai yra iš kompanijos Givenchy, vadinasi, dabar mano prasta prancūzų kalba, Le Saison Healthy Glow Powder. Šis produktas nėra tinkamas jokių būdų kažkokiam tai veido itin dideliam modeliavimui, jis nėra matinis, jis turi švytėjimą. Tačiau jis suteikia veidui tokį beproto, sveikos, geros, natūralioji saulėje įrudusios odos įvaizdį. Ir šiuo metu aš esu lygiai taip pačiai juo pasidažiusi, nežinau, kiek kamera atskleidžia tos realybės, bet ši bronzinė pudra tapo absoliučiai mano mylimiausia. Mano atspalvis yra Du Saison numeris 2, tai labai didelis pliusas ir super. Dabar pereikime prie kūno priežiūros ir pradėti aš norėčiau nuo tikriausiai savo mylimiausios kompanijos praeitais metais. Ir tai yra kompanija, apie kurią aš esu kalbėjus milijonus kartų ir tikriausiai absoliučiai visiems žmonėms, kurie kada gyvenime yra manęs paklausę, kokią, tarkim, veido priežiūros priemonių kompaniją aš rekomenduočiau. Tai yra kompanija, kurią aš visą laiką 100% rekomenduoju ir tai yra Green People Organic, kompanija, kuri išsiskiria itin natūralia ir sveika su savo sudėtimi. Ir tai yra kompanija, prie kurios produktų aš reguliariai grįžtu
ir niekada nesu gyvenime nusivylusi jų nei kremų, nei serumų, todėl tai bus mano praeitų metų, tarkim, mylimiausia kompanija. O kalbant apie kitas kompanijas, tai kūno priežiūroje mane labiausiai nustebino, nes ir aš tai galėčiau pavadinti savo 2016 metų kūno priežiūros atradimu. Tai yra Mixa kompanijos, apie kurią aš jau esu kalbėjus ir kurios produktą tą patį jau esu minėjusi, man rodo, savo praeitame video. Tai meilė šiam produktui vis dar tęsiasi ir tai yra pirmasis mano gyvenime kūno losjonas, kurio tokį kiekį aš sunaudojau pilnai ir įsigijau netgi antrą pakuotę. Kaip jau minėjau, jis neturi parfumo, alkoholio, parabenų ir dažiklių. Galbūt todėl mano oda taip draugiškai bendrauja su juo ir sakau, tai yra antra mano pakuotė, kurią jau irgi baiginėjau. Tai yra pats fantastiškiausias kūno losjonas, kainuojantis, man rodos, 5 gal ar 6 eurus ir sakau, jeigu kažkas neranda kūno losjono, turi itin jautrią odą, jautriai reaguojančiai visus tuos kvapnius, populiarius kūno losjonus, būtinai pabandykit šį. Ir kalbant apie plaukų priežiūrą, tai plaukų produktus, ypač šampūnus, aš renkuosi labai atidžiai, studijuoju ir sudėtį ir labai atsargiai eksperimentuoju su kažkokiais produktais mano nebandytais arba apie kurios kažkokių rekomendacijų aš gerų nerandu. Tai šis šampūnas iš Jason, iš tikrųjų negaliu pasakyti, kaip taisyklingai tarti, kuris vadinasi Dandruff Relief Treatment Shampoo, yra mano plaukų pati mylimiausia priemonė ir tai yra šampūnas, su kuriuo mano oda labai gerai susidraugavo ir nebekelia man tiek problemų išsausėjimais, kažkokiais perštėjimais ir panašiai. Tai visiems tiems, kurie nebūtinai turi pleiskanų, bet šiaip turi, tarkim, sausę, jautrią galvos odą, būtinai rekomenduoju pabandyti. Ir šiame šampūne nėra parabenų, kažkokių tai sulfatų, dažiklių, pridėtinių petrolatų, nežinau kaip išversti į lietuvių kalbą. Tai žodžiu, šampūnas, prie kurio aš visada grįžtu, kai tik jaučiu, kad mano plaukai sausėja arba kai aš sužaidžiu kažką su kažkokiu tai nauju produktu. Ir trečioji kategorija tai bus, tarkim, kažkokios tai grožio priemonės arba prietaisai, kurį paliko man giliausią įspūdį. Ir pradėkime nuo šio šepetėlio iš Zoevos. Jis yra 127 šepetėlis Look Sheer Cheek. Tai yra šepetėlis iš kolekcijos, Rose Gold kolekcijos, pilnos šepetėlių, kuriuos aš užsisakiau, man rodos, praeitą gruodį. Ir iš tikrųjų iš visos kolekcijos tai yra vienintelis šepetėlis, kurį aš esu visiškai įsimylėjusi ir kurį vienintelį taip dažnai naudoju. Jis be proto švelnus ir man rodos, čia yra ožkos plaukas, bet nesijaudinkit, Zoeva kompanija, kas domisi, jie tikrai nekankina gyvūnų ir tos visos ožkytės yra gyvos, nenukankintos ir gyvena puikiose fermose. Taigi, nerealus šepetėlis, visiškai negeria tiek daug produkto, tas produktas nedingsta tuose šereliuose. Ir, žodžiu, pats geriausias, minkščiausias, švelniausias veido šepetukas. Antroji priemonė tai bus Clarisonic galvutė. Ir kas mane žino, tai meilė Clarisonic Mi aparatui vis dar yra begalinė ir beribė. Ir praeitais metais aš atradau pačią geriausią ir man labiausiai tinkančią galvutę Clarisonic. Ir tai yra galvutė, kurios aš dabar negaliu padaryti. Tai yra šilkinė Clarisonic galvutė ir ji yra be proto švelni, minkšta ir man rodos, kad ji gali tikti absoliučiai visiems žmonėms, kurie prisibijo, tarkim, Clarisonic aparato kažkokio tai šiurkštumo odai ar panašiai. Tai, sakau, ji lygiai taip pačiai efektyviai nuvalo odą, tačiau ji palieka tokį visišką kūdikio švelnumo odos poveikį ir yra be galo švelni ir maloni naudoti. Ir trečiasis dalykas iš grožio priemonių tai yra nagų lako viršutinis sluoksnis. Ir aš nesu labai didelė nagų lakų, tarkim, mėgėja arba nagų lakuotoja, bet visomis tomis dienomis, kada praeitais metais aš lakavau nagus, savo manikiūrą užbaigdavau būtent šituo
nagų lako pagrindu iš Essence, kuris vadinasi The Gel Nail Polish Top Coat. Ir kainuoja jis, man rodos, 2 ar 3 eurus. Ši pakuotė jau yra gal kokia 3-4 mano kolekcijoje. Man jis yra nepakeičiamas ir iš tikrųjų nesu bandžius labai daug nagų lako viršutinių sluoksnių, tačiau visiškai nematau reikalo įsigyti kažkokį tai, nežinau, už 20 eurų ar panašiai, nes šis pigus, bet kokioj parduotuvėje randamas nagų lako viršutinis sluoksnis idealiai man atlieka darbą ir iš tikrųjų paskutinį kartą jį naudojau per atostogas, kai 10 dienų maudžiausi jūroje, nardžiau ir veikiau įvairiausius dalykus, manikiūras absoliučiai išsilaikė visą tą laiką, nenutrupėjęs ir panašiai. Tai žodžiu, labai didelis nykštys į viršų ir mano nuomonė tai yra man pats geriausias, pats prieinamiausias nagų lako viršutinis sluoksnis. Ir 4 kategorija, tai aš ją vadinu tiesiog, nežinau, gyvenimo būdo, kuri apima ir knygas, ir keliones. Ir ją pradėti aš norėčiau nuo knygos, kuri tikriausiai paliko man didžiausią įspūdį praeitais metais. Ir tai yra Paulos Hawkins knyga Mergina traukiny. Ir tikriausiai absoliučiai visi žino neseniai išleistą filmą, kuris yra pastatytas pagal šią knygą. Ir iš tikrųjų aš nesu didelė kažkokių tai detektyvų mėgėja, tačiau nesu gyvenime ir šitaip greitai suskaičiusi knygos ir šitaip įnikusi į knygą. Tai knyga parašyta tokiu, sakyčiau, dienoraščio stiliumi, 3, atrodo, iš pat pradžių visiškai nesusijusių moterų vardais, tačiau galiausiai viskas sueina į vieną labai intriguojančią istoriją ir iš tikrųjų pats rašytojo stilius labai lengva kalba, labai lengva sakinių struktūra ir aiškus siužetas mane visiškai pavergė ir nors aš esu mėgėja tokių biškelių sudėtingesnių kažkokių tai knygų apie gyvenimą mėgėja, bet ši knyga, kas tiesiog ieško kažkokios knygos skaityti, nežinau, lovoje, traukinyje ar kažkur ir mėgsta intensyvesnį siužetą, tai yra labai ideali ir būtinai rekomenduoju visiems paskaityti. Taigi, antrasis dalykas šioje kategorijoje, tai tikriausiai būtų koncertas, kuris man paliko didžiausią įspūdį praeitais metais ir tai yra be abejo Adelės koncertas, jos naujausio turo koncertas, kuriame aš lankiausi. Ir Adelė iki to koncerto buvo mano viena mėgstamiausių atlikėjų, tačiau po jo ji visiškai šoko į top 3-tuką, todėl kad nesu buvusi koncerte su tiek daug energijos, tiek daug gero humoro, tiek daug charizmos ir iš tikrųjų sunku patikėti, kad man rodos yra mano bendramžė ar gal net jaunesnė, tačiau joje telpa tiek daug energijos, tiek daug kažkokios tokio vidinio drivo, kuris tiesiog persiteikė visiems ir nors pradžiai mes matėm, kad buvo labai daug merginų atsivedusių savo antras pusės, tiesiog iš reikalo, nes Adelė vis dėlto yra tikriausiai mylimiausia moterų ir merginų. Koncerto viduryje absoliučiai visi ir vyrai, ir tėčiai, ir broliai siautė lygiai taip pačiai kaip ir jų damos ir iš tikrųjų ji yra fantastiška žmogus, ji yra tiesiog gimusi scenai. Tai buvo mano įspūdingiausias koncertas, kokiame aš esu buvus praeitais metais ir tikriausiai vienas įspūdingiausių, kokiuose aš lankiausi visame mano gyvenime. Ir trečiasis dalykas, kuriuo aš norėčiau pasidalinti, tai tikriausiai bus įsimintiniausia kelionė. Ir nors praeitais metais man teko nuostabi galimybė apsilankyti keliose šalyse, ir vis dėlto man didžiausią įspūdį paliko kelionė į Šiaurės Italiją. Ir Italija man absoliučiai yra mano mėgstamiausia kelionių šalis. Praeitais metais man pavyko apsilankyti Šiaurės Italijoje. Tai lankiausi Milane, prie Como ežero, Bellagio, Verenos miesteliuose. Tai buvo vietovės, kurios tikriausiai buvo vienos gražiausių, kad nors gyvenime mano matytų. Ir Alpių vaizdai, ežeras, beproto geras oras, skardus vynas, gera kompanija, visą tai sudarė tokį gerą įspūdį, kad jeigu galėčiau, tai grįžčiau į tą pačią vietą ir tuos pačius miestelius tikriausiai kiekvienais metais.
Ir jeigu kas dar nėra buvę, būtinai rekomenduoju išbandyti, nes Italija apskritai yra labai palanki šalis keliauti, nes ten nėra taip brangu, ten tikrai visada bus skanu ir gražu, ir žmonės malonus, ir oras geras. Tai, žodžiu, Šiaurės Italija mane labai nustebino praeitais metais ir labai tikiuosi, kad nors ten dar sugrįžti. Tai taip atrodė mano 2016 metų mylimiausi dalykai, mylimiausi atradimai kažkokie. Labai tikiuosi, kad juose atradot kažką naujo ir jūs. Tiek šiandieną, išsimatysime mano kituose video. Viso!